Ištikimiausi Žalgirio sirgaliai nepatenkinti buvo Lietuvos Ryto krepšininkų žaidimu ir šiandien ta neapykanta jaučiama Kauno sporto halėje. Vos tik pasirodė Donatas Zavackas arenoje, žiūrovai iš karto pasitiko jį su ūžesiu ir galima drąsiai sakyti, kad tai yra žmogus, kuris labiausiai nemėgiamas šioje arenoje. Starto sudėtis: 5. numeris Markusas Braunas, 7. Martynas Pocius, 9. vietą susigrąžinęs starto penkete po sėkmingo pasirodymo pirmose rungtynėse Mantas Kalnietis, 12. Tadas Klimavičius ir 13. debiutuojantis Lietuvos krepšinio lygos finale Marijo Delašas. Čia yra vienas pakeitimas, jau minėjau, Kalnietis grįžo į sudėtį, tiksliau 2 pakeitimai, Kalnietis grįžo į sudėtį, Marijo Delašas žaidžia starto penkete, ko nebuvo pirmose rungtynėse. Vilniaus Lietuvos krepšininkų penkete taip pat 2 pakeitimai. 10. numeris Igoris Miloševičius, 13. Martynas Gecevičius, 14. Donatas Zavackas, 11. Milko Bielica ir 21. Artūras Jomantas. Zavackas ir Bielica pradėjo pirmąsias finalo rungtynes ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pati įdomiausia mikro dvikova, na štai taip pasitinkami ir Vilniaus krepšininkai. Dabar tenka iš karto šalinti pašalinius daiktus arenoje. Teisėjai neleidžia pradėti rungtynių, na ir žinoma pati įdomiausia mikro dvikova, grįžtantis Trevisas Watsonas.